Aš esu direktorius Romaldas Višniauskas. Mūsų įmonė dirba jau turbūt 2 metai. Turime puikius 2 taškus. Vieną Paribio gatvėje, kitą čia Žirmūnuose. Paribio gatvė yra žvėryne. Mes ten dirbame jau 2 metai beveik ir puikiai pažįstam vietinius klientus. Mes juos tiesiog dievinam, nes jie dievina mus. Ir Žirmūnuose. Žirmūnai startavo prieš metus ir startavo puikiai. Mes irgi čia gerai sutarėm su žmonėm. Užilgo mes planuojame į 3 tašką. Naujamiestyje, manau, ten bus ta pati gera tradicija. Taigi, pica Sirakūza. Norėjau truputėlį papasakoti, kodėl pica Sirakūza. Žmonės klausinėjo, kas tai yra. Norėčiau trumpai apibūdinti, kodėl mes pasivadinome pica Sirakūza. Sirakūza yra miestelis, gražus antikinis miestas pietryčių Sicilijoje. Nuostabus miestas. Senais gerais laikais ten gyveno ponas Archimedas. Didysis matematikas. Visi žinome istoriją apie aukso karūną, kai vienas iš karalių liepė jam pamatuoti, kaip nors surasti būdą pamatuoti karūną, ar yra jame visas auksas. Surandęs tą būdą jis šūktelėjo Eureka. Ta Eureka žodį žinom visi. Tai mūsų tikslas yra, kad žmogus suvalgęs picą ir pamatęs jos skonį sušūktų Eureka. Tai taip mes ir susijom visą tai su Sirakūzais. Žodis Eureka.